Pirmiausia, tai labai noriu nuoširdžiai padėkoti Jums, brangieji, už pakvietimą dalyvauti šioje maldos akcijoje, taip gražiai pavadinta už tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią. Nors ir susitikimas virtualus, bet vis tiek jaučiame vieni kitų širdis, tą bendrystę ir aišku maldos galę. Labai svarbi ši maldos akcija dėl keletos priežasčių. Pirmiausia, kad esame gavėnios laike ir bažnyčia mus kviečia atnaujinti maldą, kviečia į atsivertimą. Taip pat popiežius Pranciškus šiuos metus pavadino maldos metais, rengiantis bažnyčios jubiliejiniams 2025 metams. Kaip žinia, jubiliejiniai metai vyksta kas 25 metai, paskutinis tas didysis jubiliejus buvo 2000 metais, o šio jubiliejaus tema – vilties piligrimai. Ir dar viena priežastis, kodėl tikrai labai svarbi ši akcija ir už ką tikrai labai dėkoju iniciatyviniai grupiai, tai būtent praėjusių metų maldos akcija, kuri buvo tą kartą pavadinta už šeimą, namų bažnyčią, visuomenės bei valstybės pagrindą. Ir tarsi natūraliai tęsia ši maldos akcija praėjusių metų iniciatyvą. Meldžiamės šį kartą už valstybę. Tikrai tie minėti 3 svarbus rinkimai. Gegužės 12 dieną tai rinksime Lietuvos Respublikos prezidentą. Dar galima paminėti, kad tą pačią dieną taip pat bus referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio, galimas keitimas. Šiuo metu Lietuvos konstitucija draudžia Lietuvos piliečiui turėti 2 pilietybės. O jei būtų pasikeitimas, Lietuvos piliečiai, įsaugodami savo Lietuvos pilietybę, gautų ir kitos valstybės pilietybę. Taigi, birželio 9 Europos parlamento rinkimai ir šių metų spalio 13 dieną Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Šie visi rinkimai nepaprastai svarbus, nes kaip ten bebūtų, tie, kurie atstovaus mūsų tautą, labai svarbu, kad jų požiūris į asmenį, šeimą, valstybę būtų toks, kokį mes suprantame kaip valstybės ir šeimos pagrindą. Tai tos tradicinės vertybės, nors jos negalima taip vadinti, jos yra pamatinės, prigimtinės, jos pranoksta ir tradicijas, ir kultūrą. Jos yra viešpaties principai dovanoti dėl žmogaus asmens klestėjimo. Šiandien šį pasninkesį pavadinome Viešpats gina savo tautą. Tikėjimas kaip tautos saugumo pagrindas. Ši eilutė paimta iš 135 psalmės, sako, kad vis dėlto yra dalykai, kai viešpats vertina savo tautoje taip juos, kad gina savo tautą. Tad būtų smagu išsiaiškinti, kada šventajame rašte viešpats vadina tautą savąją. Tada, kokią reikšmę turi žmonių tikėjimas tautos gyvenimui. Ir galop, kodėl šis tikėjimas yra tautos saugumo pagrindas. Tai tokiom temom norim šį vakarą pašnekėti. Vienas iš charakteringiausių šventojo rašto užuominų apie tautą kaip savą randamas Išėjimo knygos 19 skyriui 5 eilutėje. Čia Dievas sako izraelitams: o dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nuosavybė, brangesnė už visas kitas tautas. Iš tikrųjų, man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Labai stiprus sakinys. Jūs būsite mano nuosavybė.
man primena tuos įvykius 13 amžiui, kai žemaičiai buvo priimti į asmeninę popiežiaus globą, nes štai jie atvykę į Konstancą, pasiskundė dėl kryžiuočių užpuldinėjimų, tikrai skundėsi, kad taip nederėtų krikščioniškam tikėjimui ir ką jūs pamanysit, popiežius priima juos į asmeninę globą. Nu, tai čia gražus pavyzdys, sakytume, iš mūsų tautos, kuris iliustruoja viešpaties nuosavybės, tokį variantą tautos nuosavybę. Išskirtinis santykis su Dievu, pabrėžiant jos išrinktumą ir aišku, tuo pačiu jos saugumą. Nes jeigu viešpats ją saugo, kas gali būti stipresnis už viešpaties apsaugą. 135 psalmėj, kurios eilutė šiam pranešimui naudojama, taip pat kitoje vietoje sakoma, viešpats išsirinko Jokūbą, Izraelį kaip brangų turtą. Ir galop psalmės pabaiga, tebūna Zione šlovinamas viešpats, gyvenantys Jeruzalėje, šlovinkite viešpatį. Tai čia priminta ir tautos istorija, ir tautos santykius su Dievu, ir galop, kas užtikrina šį santykį. Nuostabūs darbai padaryti Egipte, tada žmogaus garbinimas tikro Dievo ir jo svarba, ir tada koks didžiulis skirtumas su Izraelio tauta, kuri garbina viešpatį, ir tautos, kurios garbina stabus. Apibendrinant, galime tarti, kad tauta vadinama sava, kai ji priima viešpaties duotą teisyną, kaip objektyvią moralinę normą. tą tvarką, kurią jai siūlo pats kūrėjas. Tada jis stengiasi laikytis tikrojo Dievo garbinimo, kuria su juo santyki. Tokia tauta vengia žmogaus sukurtų stabmeldystės formų bei išlaiko viešpačiui paklusnumo praktikas, kurios susijusios su liturgijos šventimu bei moraliai nepriekaištingų gyvenimo būdų. Na dabar galime klausti, kokią reikšmę turi pats tikėjimas tautos gyvenimui. Jeigu žiūrėtume istoriškai, krikščioniško tikėjimo įtaka valstybė yra labai gili, daugialypė, tiesiog įtakoja pačią civilizaciją, kultūrą, vertybės, įstatymus, socialinės normas, politiką. Jeigu taip išvardint, kokie pagrindiniai aspektai to poveikio, tai galėtų būti šie: moralinė ir etinė sistema, nes krikščioniškas mokymas formuoja tautos moralinės ir etinės vertybės, daro įtaką gėrio ir blogio, teisingumo, užuojautos ir žmogaus orumo sampratoms. Išvis galim sakyti, kad padovanoja matavimo įrankį, kas yra gėris ir blogis, teisingumas, neteisingumas, pagaliau kas pats žmogus yra. Antra, teisinė sistema ir valdymas. Krikščioniškieji principai vaidina labai svarbų vaidmenį formuojant įstatymus ir valdymo struktūras. Pavyzdžiui, tokia savoka kaip teisinė valstybė arba lygybė ir žmogaus teisių apsauga. Turi jos būti pagristos kažkokia teisė arba kažkokia etika. Krikščioniška moralė, ji duoda pagrindus bendrai teisei, o tada ir teisiniai valstybei ir žmogaus teisėms. Socialinė gerovė ir pagalba. Mes gerai žinom, kad rūpestis bendruoju gėriu ir pagalbos formos, kurios ateina iš Evangelijos tiesiai paskatos, kaip ir šiandien skaitome Evangelijoje apie tai, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Visa tai yra motyvacija, kuri galop įtakojo ligoninių, mokyklų, našlaičių prieglaudų, įvairių labdaros organizacijų steigimą, pagalbos teikimą organizuotų
sisteminiu būdu. Tada tikėjimas pabrėžia šeimos, bendruomenės ir tarpusavio paramos svarbą. Šeimos ir bendruomenės gyvenimui daro tiesiog neįtikėtiną įtaką. Švietimo ir meno sritis. Per visą istoriją krikščionių tikėjimas labai svarbus švietimo, literatūros, muzikos, meno ir architektūros globėjas, įtakojęs ir meno, ir architektūros istoriją. Politinis dalyvavimas motyvuoja įsitraukti į politinį veikimą ne tik dėl savo asmeninės naudos, bet trokštant tokiu būdu save padovanoti, pasirenkant tarnystę teisingumo ir bendrojo gėrio labui. Ir ką jau kalbėti apie bendrai pasaulėžiūrą ir tapatybę. Daugeliui krikščionių tai yra esminė jų pasaulėžiūros, asmeninės tapatybės dalis, nes formuoja požiūrį į save, į kitus ir mūsų supantį pasaulį. Kitais žodžiais tariant, krikščioniška pasaulėžiūra turi tiesioginę įtaką mūsų valstybės gyvenimui, mūsų bendruomenėms, mūsų šeimoms ir mums patiems. Dabar galop pagrindinis klausimas, kodėl būtent toks tikėjimas Dievu yra svarbus tautos saugumui. Čia, sakytume, pamąstymas apie tai, kad aižėjant tikėjimo pagrindams, valstybė kaip tokia praranda saugumo pagrindą. Nacionalinio saugumo pavojus, jeigu tikėjimas pradeda žlugti. Aš išskiriu tokias 3 tikėjimo įtakas, kurios susiję, manau, tiesiogiai su tautos saugumu, mūsų tautos saugumu taip pat. Pirmiausia, tai žmogaus asmens samprata. Šiuo metu mes turime situaciją, kai klausimą, kas yra žmogus, tiesiog perėmė teisininkai ir politikai. Mes turime labai pavojingas 3 žmogaus sampratos keitimo tendencijas. Galima įvardinti. Pirmiausia, negimusio žmogaus teisių pažeidimas, abortas. Antra, lyties sampratos, gender ideologijos įsigalėjimas teisinėje sistemoje. Ir trečia, nepagydomai sergančio žmogaus, kabutėse, gydymas, eutanazija, savižudybė su pagalba. Kokios pasekmės, jeigu tokios asmens sampratos pradeda įsigalėti, o net kai kur ir dominuoti? Jei nėra nekvestionuojamo žmogaus apsaugos, asmens apsaugos, dingsta žmogaus saugumo jausmas. Ypač jei kalbame apie paauglius, kurie gali būti įtakoti transgender ideologijos, ir senus žmonės, kuriems kyla pavojus, kad mirtis su pagalba gali būti sufabrikuota dėl įvairių aplinkybių. Dėl paauglių transgender ideologijos jau šiandien kyla teisiniai ginčai, kur pati valstybė kvestionuojama su įstatymu ir asmenys ją duoda, valstija, pavyzdžiui, kaip Kalifornija, į teismą ir kalba jau subrendęs žmogus, kad valstybė nusidėjo arba prie žmogų padarė blogį, nes leido šiai transgender ideologijai imti viršų. Ir teisinis pavojus paauglių atžvilgių yra labai didelis. Nesaugumo pasekmė, kai žmogus yra nesaugus, galop virsta nepasitikėjimu pačia valstybė. Juk ji turėtų asmenį saugoti besąlygiškai. Jei yra nepasitikėjimas valdžios įstatymu, dingsta valstybėje vienybės pagrindas. Tai reiškia pilietinį susiskaldymą
kuris jau yra valstybės pažeidžiamumo galimybė. Antra, šeimos samprata. Jei principas, kad šeima yra santuoka paremta vyro ir moters sąjunga, yra pakeičiamas kita samprata, tada pačios santuokos ir šeimos sampratos tampa bereikšmės. Jos gali būti naudojamos bet kuriai žmonių gyvenimo kartu formai. Čia pavojingos tendencijos. Pirma, kodėl žmonės turėtų įsipareigoti santuokai, jei, pavyzdžiui, partnerystės įsipareigojimas yra daug mažiau saistantis, atseit tarsi lengvesnis. Antra, kaip vaikai gaus saugią ir stabilią augimo ir brendimo erdvę. Nestabilumas šeimoje atsiliepia vaikų socialinių įgūdžių trūkumu, psichologinėmis problemomis, pagaliau agresija, nes negavę pakankamai tėviškos šilumos, dėmesio ir palaikymo, jie tiesiog tokiu būdu išreiškia savo nepasitenkinimą ir kartais netgi kriminaliniu būdu atkeršė, sakytume, valstybei ar bendruomeniai už tai, ko tas vaikas negavo savo vaikystėje. Na ir trečia, jei valstybė nesaugo vyro ir moters šeimos sampratos, kaip jį užtikrint savo brangiausią tautos turtą gimstamumą? Juk jis yra pagrindinis tautos išlikimo garantas. Kokios pasekmės, jeigu šeimos sampratos nėra užtvirtintos valstybėje? Jei valstybė prioritizuoja kitas šeimos nei vyro ar moters santuoką sampratas, ji kerta šaką, ant kurios sėdi. Tai įtakoja krentančią lytiškumo moralę, ypač jaunimo tarpe, neskatina eksperimentavimą seksualumo srityje, tai kelia nepasitikėjimą valdžios įstatymu, ugdymo ir švietimo srityje, būtent kaip gyvenimo įgūdžių programa, kuri tikrai sukėlė daug klausimų, ar tikrai tai geriausia versija ugdyti mūsų jaunimą ši programa. Jei yra pabrėžiama jaunimui lytiškumo raiškos įvairovė kaip vertybė, tai tampa kone tiesioginiu skatinimu šią įvairovę laikyti siekiamą vertybę. Monogamiškumas santuokoje tampa tik vienu iš daugelio pasirinkimų. Apklausos rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvoje palaiko tradicinę moralės sampratą šeimos gyvenime. Turėjome tyrimus padarytus ir matėme, kad šie tyrimai rodo absoliučią daugumą pritarimą tam moralės supratimui, kuris egzistavo iki šioliai ir buvo priimtimas kaip klasika, kaip nekvestionuojamas. Jei demokratiškai išrinkta valdžia ignoruoja šią tikrovę, būtent tradicinę moralės sampratą šeimos gyvenime, ypač jaunimo ugdyme, kyla pavojus demokratiniais pagrindais valdomai valstybei dėl piliečių nepasitikėjimo jie. Gali kilti, kabutėse, tvirtos rankos politikos šalininkai, siūlantys spręsti problemas nedemokratiniais principais. Ypač, kai dabar Rusija pateisina karą su Ukraina, dėl jos tariamos apsaugos nuo vakarų pasaulio, kurios vertybėse pabrėžiama, kabutėse, įvairovė, įtraukumas ir moralinis relativizmas, tai ypač tampa pavojinga eksperimentai su sampratomis, kurios, tiesą sakant, gali mūsų valstybėje įvesti susiskaldymo nuotaiką, nepasitikėjimą ir galop nesaugumą. Na ir trečia, tiesos samprata. Turime pripažinti, kad jei nesivadovausime biblinę pasaulėžiūrą, mes turėsime vadovautis pasaulėžiūra, kuri yra žmogaus vaizduotės darinys. Vakaruose nėra šiuo metu išspręstas labai svarbus klausimas. Kas yra galutinis tiesos autoritetas?
kas pamatuoja, kuri tiesa yra absoliuti ir nekvestionuojama. Kyla didelis pavojus, kad nesivadovaujant biblinę dekalogo sampratą, mes išvis prarasime tiesos autoritetą. Kokios pasekmės arba pavojai? Jei politinė valdžia skelbia, kad neprivilegijuoja jokios moralės sampratos, dažniausiai tai reiškia, kad ji privilegijuoja moralinį relatyvizmą. Tiesiog absurdiškai skamba pamatinis skeptikų teiginys, kad yra vienintelė tiesa, jog nėra jokių tiesų. Tai reiškia, kad aš jau skelbiu savo tiesą, jog nėra tiesos. Tai reiškia, yra vienintelė tiesa, jog nėra tiesos. Jei toliau valstybėje yra plėtojamas doktrininis sekuliarizmas, netrukus galime išvysti pastangas skepticizmą ar ateizmą paversti valstybinę religiją. Šiame scenarijuje politinė valdžia gali pradėti reikalauti, kad kiekvienas politinių diskusijų dalyvis elgtųsi ir diskutuotų taip, tarsi Dievo nebūtų, arba jei Dievas yra, tai lyg šis faktas būtų niekaip nesusijęs su mūsų pasirinkimais ir veiksmais viešojoje erdvėje. Tai veda link valstybės politikos, kad kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas yra arba esą ne kas kita kaip hedonistinis troškimų patenkinimas. Galop yra neišvengiamas kitas teiginys, jog derėtų radikaliai sumažinti visų religijų, tvirtinančių, kad autentiškas asmens klestėjimas nesiejamas nuo tam tikrų moralinių tiesų, kurias galime pažinti protu įtaką. Kitais žodžiais tariant, tikėjimas daro kabutėse blogą įtaką valstybės gyvenimui, nes prioritetų laiko tiesos, sakytume, nekvestionumą ir tokiu būdu pliuralizmui kelia pavojų. Taigi toks valdžios sekuliarizmo privilegijavimas atima motyvus ginti pačią valstybę. Jei tiesos samprata yra reliatyvi, tai koks argumentas tada gali paneigti, kad tiesa yra to pusėje, kuris turi galingesnius ginklus? Nesant aiškios tiesos pagrindo, galop valstybėje dingsta ir jos saugumo pagrindas. Tai šiandien galėtume klausti, ar mes esame pajėgus įstovėti krikščioniškos pasaulėžiūros gynime arba jos tiesos apsaugojime, žinant, kad nuo jos priklauso ir mūsų valstybės saugumas. Šiandien atrodo, kad mūsų kaip krikščionių uždavinys, pašaukimas, o ypač karšta malda turi linkti į šią pusę, kad viešpats galėtų vadinti mūsų tautą savo nuosavybę, kad galėtų tikėtis, kad mes būsime jo tauta, o jis gins ją kaip savo. Aišku, nesinorėtų pabaigti kalbėjimo niūriom gaidom, tarsi viskas prarasta, sekuliarizmas ima viršų, štai nieko nebebus. Tai būtų nekrikščioniška, tai būtų kalba iš netikinčio lūpų. Atvirkščiai, mes turime pasidžiaugti, kad Lietuva yra šalis, tikimės, viešpaties saugoma. Labai norisi šią progą paminėti keletą Lietuvos paaukojimų, o tai reiškia tautos savęs atidavimo į viešpaties rankas, kad ji būtų jo nuosavybė. Šiaip krašto paaukojimas gali skambėti labai paslaptingai, kaip tai gali įvykti. Bet jeigu jos autoritetai sutaria visi drauge, kad mes tokiu būdu į viešpaties rankas atiduodam savo kraštą, kitais žodžiais tariant, paaukojam,
tokia išraiška priimama kaip pripažinimas Dievo autoriteto ir jo šaukimasis krašto apsaugai. Štai 1934 metais Lietuva paaukojama švenčiausiai Jėzaus širdžiai. 51 metais tremtyje susirinkę Romoje gegužės 13 dieną Švento Kazimiero kolegijos koplyčioje, minint 25 metus nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo bei 700 metų sukaktį nuo Mindaugo krikšto, dalyvaujant dvasininkijai, diplomatams ir Romoje esantiems lietuviams, iškilmingai Lietuva buvo paaukota nekalčiausiai Marijos širdžiai. Ta kartą iškilmėms vadovavo arkivyskupas Juozas Skvireckas, dalyvavo vyskupas Bučys, vyskupas Brizgys, vyskupas Podolskis. Įdomu, kad lygiai po 40 metų mes turime 91-uosius, kur, galim sakyti, įvyksta esminis lūžis mūsų tautos laisvės iškovojime. Štai kitas 1984 metų paaukojant, minint švenčiausios Jėzaus širdies paaukojimo 50-metį, vėl 4 Lietuvos vyskupai tremtyje atliko paaukojimo aktą. Tada 90 metais Lietuvos paaukojimas švenčiausiais Jėzaus širdžiai, kur tuometinė Lietuvos bažnyčios ir valstybės valdžia kartu pasirašė paaukojimo aktą. Ir štai 2018 Lietuva buvo paaukota nekaltai Marijos Lietuvos globėjos širdžiai Trakuose susirinkus Lietuvos vyskupams tais ypatingais metais, kaip Lietuvą aplankė popiežius Pranciškus, o pati Lietuva minėjo 100 metų nuo Lietuvos valstybės atkūrimo datos. Tai čia tik keletas paaukojimų, kurie, čia paminėti kaip Dievui atsidavimo aktai, formos. Šis mūsų dabartinis gyvenimas rodo, kad esame Viešpaties saugomi, mylimi ir globojami. Klausimas, ar mes išlaikysime tokią nuotaiką mūsų tautoje, ar atsilaikysime pagundoms eksperimentuoti įvairiai teisinę prasme, kartais netgi keisdami savo tautos tradicijas, kultūrą. Jeigu pavyks išlaikyti tikėjimą, pagrindus krikščioniško gyvenimo, jeigu krikščionys katalikai patys bus aktyvūs, tikrai, pasak ateitininkijos himno, galėsim tarti ateitį regim tėvynės laimingą. Tai tokia nata norisi baigti ir to palinkėti. Ačiū dar kartą už šią nuostabią gražią akciją, už iniciatyvą maldai, už tai, kad pastebėję, kad Viešpats mums padeda, toliau esame drąsinami tęsti maldos akciją ir melstis šiais svarbiais metais, kai tėvynė Lietuva renka valdžią, kai sprendžiasi tautos likimas, kai meldžiame, kad Viešpats mūsų kraštą saugotų ir gintų. Ačiū, dėkoju ir gražios akcijos per šią visą gavėnios laiką. Te duoda ji gausius Viešpaties malonės vaisius. Ačiū labai Jums, ekscelencija Kęstuti, už pirmą šios akcijos pranešimą. Ir turime tikrai ne vieną klausimą. Pabandysime juos labai panašius apjungti į vieną. Taigi perskaitysiu pirmąjį.
į ką tikintieji turėtų atsižvelgti, pirmiausiai rinkdami už kurį kandidatą balsuoti, už kurią partiją balsuoti. Kas turėtų būti pagrindinis orientyras? Niekaip kitaip neatsakyčiau, kaip tik tai Jėzaus žodžiais medį pažinsi iš vaisių. Tai žiūrėti į vaisius to asmens, kuris veikia politikoje, nes vis dėlto galime įvertinti žmogų dažniausiai pagal tai, ką jis konkrečiai atliko įsaugodamas tas vertybės. Daug daugiau turime gražiai kalbančių ir graži kalba yra tikrai mums maloni klausytis. Kartais gali būti apgaulinga, nes tai yra toksai mąstymas, kad va, jums patiks, kaip aš kalbėsiu šitaip, todėl klausykitės. Bet ar tai bus atliekama, daroma, ar tas žmogus įtakos politinę teisinę sistemą, bus drąsus pagaliau inicijuoti įstatymų projektus, kurie gina šeimą, valstybę. Čia jau klausimas, kurį turime užduoti kiekvieną kartą, kai dedame paukštelį arba pažymime kryželiu prie vieno ar kito asmens balsavimo biuletenyje. Tai čia, manau, pagrindinis turbūt yra kriterijus. Darbai, vaisiai, konkretūs rezultatai. Dėkojame. Dar vienas klausimas. Kaip jūsų nuomonė Dievas gina savo tautą Ukrainą karo kontekste? Šiaip tai galėtume sakyti keletų būdų. Pirmas dalykas, vyksta tikrai prieš mūsų akis stebuklas. 2 metai tauta įsilaiko prieš šitokią nuožmę karo mašiną, kuri iš tikrųjų dar, nežinau, mėnuo ar kelios savaitės prieš tą vasario 24-ąją, prieš 2 metus netikėjo, kad bus užpulta. Tai reiškia, negalėjo ir susiorganizuoti visos tautos parengti karui, laikosi jau 2 metai. Man tai yra tikras stebuklas ir Dievo malonė. Antras dalykas, tai praktiškai visas pasaulis tapo Ukrainos draugais. Dabar nėra turbūt valstybės, kuri nežinotų apie Ukrainą arba žmogaus. Tai Ukraina tampa, sakytume, mums artima, nes tai yra kenčiančio ar sumušto žmogaus šalia kelio įvaizdis. Ir mus kviečia būti geraisiais samariečiais. Tai reiškia, mūsų širdis keičia. Pagaliau, reiškia, per Ukrainos įvykius yra įspėjamas visas pasaulis. Jeigu mes nebūsime radikalūs tiesoje, neužkirsime blogiui jo, reiškia, veikimo, mes turėsime rezultatą, kuris sunkiai suvaldomas. Kažkada vakarų radikalumo stoka, aiškus principų, reiškia, neturėjimas, kai jie buvo paminti, staiga parodė, kaip pavojinga iš viso yra nesilaikyti tiesos primato arba tos tiesos, kuri kalba apie jos absoliutumą. Čia iššūkis vakarams, kad reliatyvi tiesa yra tiesiog pavojinga, nes atima jėgas ją ginti. Tai manau, kad čia yra visam pasauliui tam tikras įspėjimas ir tuo būdu pamoka viešpaties, kad visas pasaulis nepasidarytų degančių katilų. Kitas klausimas. Kaip katalikams reaguoti
ir elgtis, kai gyvenimo įgūdžių pamokose lytiškumo tema vaikus mokoma prieštaraujant katalikų bažnyčios mokymui. Labai svarbu pasikalbėti su vaikais apie tai. Švelniai, be pykčio, aš manau, kad vis dėlto, jeigu tėvai nekalbės tą temą ir nebus autoritetas tuose klausimuose, tai tada aišku, kad ta programa įdiegs savo mintį į vaikų galvas ir galop taps paskutiniu žodžiu. Bet atvirkščiai, jeigu tėvai bus stiprus tame, aišku, kad vaikai atsirinks ir manau, kad jie tiesą supras. Aš manau, kad čia galima palyginti panašiai kaip sovietiniais metais. Vaikai vis tiek žiūrėjo galop į tėvus, kaip jie elgėsi tarybinės sistemos atžvilgiu. Ir tėvai perdavė tėvynės meilę, reiškia pasakojimą apie laisvą kraštą ir dėl to mes galėjome, nežiūrint tos sovietinės ideologinės mašinos, vis dėlto dauguma žmonių pritarti laisvės tikslui. Tai iš kur tas ateina? Aišku, kad šeimose buvo puoselėjama kita mintis ir dauguma žmonių nepasidavė tai ideologijai, tokiu būdu išsaugodami tiesos vertę ir jos reikšmę. Manau, čia panašus atvejis. Kalbėjote apie tai, kas tautą Dievui padaro sava, bet vietos, kurias citavote iš Biblijos, adresuotos Izraeliui. Kaip mes, lietuviai, galim tapti Dievo tautos dalimis? Tiksliau, kaip Dievas veikia konkrečiai mūsų tautoje? Gal galite pateikti realių pavyzdžių? Čia buvo užsiminta apie paaukojimus, bet matomai norime daugiau pavyzdžių. Pirmiausia, tai ačiū už tokį puikų klausimą. Tikrai, kaip čia gali būti šventas raštas, Izraelio tautos istorija jau šventa, o Lietuvos istorija jau nebe šventa. Tik Izraelis ir tiek. Labai reikia pabrėžti čia Naujojo testamento mintį, kad Izraelis jau Kristaus lūpose ir Naujojo testamento teologijoje suprantama kaip Dievo mylimi žmonės, jo išrinktoji tauta, kuri per tikėjimą Kristumi tampa naująją Jeruzalę. Taigi, nauja tauta, kuri apima jau nebe geografiją, bet širdį. Ir šitoj vietoj tautos samprata jau įgauna dvasinę prasme. O Paulius tai iš viso duoda su įkarščiu. Mistinis Kristaus kūnas tiesiog sako. Tai tautos samprata yra suprantama kaip dvasinė vienybė, šeima, kurioje žmonės jungiami santykiu su Kristumi. Kas yra mano broliai ir seserys, sako viešpats. Kitais žodžiais tariant, kas yra mano tauta? Tie, kurie klausosi mano žodžio ir jį vykdo. Tai čia galėtume drąsiai sakyti, kad šiuo metu Izraelis yra tik metafora mums, kalbant apie santykį su Dievu. O kokie svarbiausi galbūt viešpaties veikimo būdai arba tie ženklai, tai man įspūdingiausi turbūt yra Baltijos kelias, kur niekur, niekada pasaulyje nėra sustoję 800 kilometrų grandinėje žmonės susikabinti rankomis. Kas juos vedė, kas juos jungė ir iš kur ta nuotaika tvyrojo ore. Kaip ten bebūtų, mes jautėme, kad dvasia neša ir mus visus vienyje. Tai visiškas stebuklas, kuris, manau, yra daugeliui tautų pavydu žiūrėti į šitokią vienybę. Aš manau, kad tos susikabintos rankos
sustabdė agresiją, tankus. Antra stebuklas tai iš tikrųjų yra vėlgi sausio 13, 91 metų, kai žmonės sustoja aplink parlamentą, skanduodami Sveika Marija, giedodami giesmes, nesitraukia nuo parlamento pastato ir sustabdo tankus, kurie jau buvo besiruošę važiuoti į žmones. Kokia jėga sustabdė šitą galią? Tiesą sakant, kai mačiau Šančiuose važiuojančias platformas per Juozapaičiaus prospektą ir vežančias išardytus tankus ir malūnsparnius, tada kilo mintis: Viešpatie, ar čia ne tu veiki, kas čia darosi, kaip tie ginklai juda iš čia, kokios galios veikiami. Ir trečias dalykas, vis dėlto mes esam laisvi. Tokio kaimyno akivaizdoj šiuo metu turime laisvę ir NATO aljanso bei ES draugystę. Tai vėlgi yra didžiulis pasiekimas tokios nedidelės tautos, kuri faktiškai, jeigu žiūri į istoriją, sunku įsivaizduoti, kad iš vis egzistuoja. Kiek buvo iš caro valdžios 150 metų persekiojimas. Net tada, kaip tie 18 metai atrodo, Viešpatie, tie žmonės vos ne su dalgiais ir grėbliais, galėtume sakyti, apsaugojo šitą tautinę. Ir tada nuožmi tautos naikinimo politika, įjungus visą karinę, politinę, ideologinę mašiną, ir staiga kraštas vis tiek gyvuoja. Man tai stebuklas vis dėlto. Kaip ten bebūtų, nėra paaiškinimo, kad kažkas mus veda. Nežinau, man toks jausmas. Dėkojame. Ir paskutinis klausimas. Kaip manote, ar nuolatinis pašaipus kalbėjimas "esame Marijos žemė" nenulėmė liūdno tėvynės likimo, emigracijos, tautos nykties, kuri viena didžiausių pasaulyje? Aš manau, kad toks pašaipus, pesimistinis kalbėjimas yra viena iš didžiausių mūsų emigracijos priežasčių. Kai buvau nuvykęs į Angliją ir kaip vyskupas teikiau sutvirtinimo sakramentą, klausiau žmonių, ką jie veikia, ką dirba, kokia nuotaika. Ir tikrai tie jauni žmonės, mūsų jauni lietuviai, lenkia nugaras, dirba žemę, sunkiai triūsia, kai kurie per kelis darbus. Šeštadienis, šventė, matau, kad jie pavargę. Ir sakau, tai jeigu jūs dirbtumėt tokiu pajėgumu, kaip čia dirba, tai kaip turėtų atrodyti, reiškia, ta Lietuva ir jūsų pačių gyvenimas. Gi braškes galima ir Lietuvoje auginti ir avėti ir rinkti pagaliau. Kodėl nepabandyti verslo Lietuvoje? Ir tada staiga sakinys: mums tėvai sakė, nevažiuokit čia nieko gero. Įsivaizduojat, tas tėvų sakinys nulėmė jų apsisprendimą. Ir tada sakai, Viešpatie, tai čia tiesiog žudantis mūsų tauta, kaip sakyti, žudanti laikysena. Nes jeigu aš taip matau savo tėvynę, nieko čia gero, važiuokit, tai tikrai labai pesimistinė, liūdna ir ironiška situacija, kad tiek žmonių, mūsų brolių ir seserų kovojo už tą kraštą, o šiandieną sakau, nieko gero nebus. Tai jeigu tada būčiau sakęs, kai ta buvo ideologija, kad nieko gero nebus, tai gali tikėti, bet dabar, jeigu tu žiūri į reitingus ir pagaliau pasaulio vertinimą, kas atsitiko Baltijos kraštuose per 30 metų, tai jie kalba, kaip
apie stebuklą įvykusį demokratiniai visuomeniai, kad yra įmanoma nedideliems kraštams gyventi demokratiškai ir kurti savo valstybės. Tai aš manau, kad patriotizmas šiuo metu viena iš tautos saugumo garantų. Nes jeigu mes duosime žmonėms tokį padrasinimą, ypač jauniems žmonėms, mes turime ateitį. Ir atvirkščiai, jeigu kalbėsime ironiškai, paniekinančiai, nežinau, kaip mes išlaikysim savo kraštą. Tai manau, kad čia galėtų būti padrasinimas, kad vengti piktdžiugos, pesimizmo ir ironijos. Ir atvirkščiai, kalbėti apie kraštą kaip sėkmingą, nepaprastai projektą, Dievo saugomą tautą ir pagaliau didžias galimybės, kurios atsiveria prieš mūsų akis. Mums reikia tik tai nepamesti tikslo, kurį kaip krikščionys mes labai gerai žinome, tai viešpaties mums duotas teisynas ir kas jo laikosi, tas išlieka gyvas per amžius. Tai va tokio norisi tikėjimo ir tokios nuotaikos.